Labą diena. Sveikinu jūs visus su Dievo žodžio sekmadieniu. Ta proga paruošiau jums kelis mąstymus, mokymus apie biblinę Dievo žodžio teologiją. Tai dabar visų prašau kantrybės, viską surašiau, kad nenukrypčiau kur nors į šalis ir neužsitęstų tai per ilgai. Taigi tokie 3 trumpi stabtelėjimai. Kviečiu kartu pamastyti. Pirmas stabtelėjimas. Pradžios knygos 1 skyrius. Apie Dievo žodį, chaosą ir santykį. Kai mąstome apie Dievo žodžio teologiją Biblijoje, savaime suprantama, jog pirmojo Biblijos puslapio negalime praleisti. Čia, kaip žinia, randame pirmąjį pasakojimą apie kūrimą. Nors tai pirmasis Biblijos puslapis, tačiau jis išties nebuvo parašytas anksčiausiai visų kitų. Atvirkščiai, ganėtinai vėlai. Tai yra laikais, kuomet Biblijos tauta jau buvo patyrusi visko. Skaudžias tremtis, netektis, kai kurių saugių savo tikėjimo formulių griūtis, svetimųjų ir savųjų išdavystės ir daug visokio kitokio negatyvaus žmogaus kailį saistančio istorinio krūvio. Išties paradoksalu, o jūs galbūt pasakysite, kad dėsninga, jog po visų sunkiasvorių patirčių Biblijos žmogus savo tapatybės suvokime, tai yra suvokime, kas aš esu, taip, žvilgsnyje į tikėjimo tradicijos vystymąsi, galiausiai pasirinkimuose savo buvo daug brandesnis. Mąstydamas apie pamatinius dalykus ir juos įvardindamas, jis turėjo jau kitokį, tai yra brandesnį suvokimą apie egzistencinio aukščio, gylio ir pločio matmenis. Apie tai, kas ir kur yra Dievas. Kas ir kur yra žmogus. Gyvenimo sudėtingumas Biblijos žmogų buvo ne kartą sukrėtęs, tačiau jis jį ir subrandino. Dar daugiau, Biblijos tauta, kuomet buvo rašomas pirmasis pasakojimas apie kūrimą, kultūriniu požiūriu jau buvo įsiliejusi į sociokultūrinį vadinamojo derlingojo pusmėnulio kontekstą, susipažinusi su čia gyvenusių tautų literatūriniais lobiais, jų epais, mitais, taip pat ir mitais apie pasaulio sukūrimą. Ir štai, Biblijos tauta rašo savo pasakojimą apie kūrimą, kuriame didieji klausimai. Kas yra Dievas, kas yra žmogus, kas yra pasaulis, Dievas, žmogus, pasaulis, kaip šios ašys viena su kita susijusios. Kaip žinote, kūrimas šiame pasakojime vyksta per Dievo žodį. Dievas taria tebūnie ir įvyksta. Tada vaizdingai skanduojamas didingas kūrimas, atsiranda įvairūs elementai, kūrinijoje steigiama tvarka, harmonija. Visoje šitoje didingoje dinamikoje vienas aspektas apie Dievo žodį galėtų būti itin iškalbingas. Kaip vaizdingai anuomet čia išsireiškė įkvėptieji Biblijos tautos pasakotojai, Dievas su savo žodžiu stoja akistaton su chaosu, kad jį apvaldytų. Būtent tokie elementai kaip tamsybės arba pirmapradis nevaldomas vandenynas senuosiuose mituose priklauso chaoso pasauliui. Tai negatyvūs elementai.
kągi kūrėjas su jais darys. Ar sunaikins? Ne. Dievo žodis šias chaotiškas būklės apvaldo, nustatydamas, kokia bus iki šiol anų chaotiškų elementų vieta. Tai yra, tamsą jis integruoja į dienos ir nakties kaitą, kaip ir nevaldomus vandenis, į kūrinijos darną, nustatydamas jiems ribas iki sausumos teritorijos. Negatyvius elementus integruoja, perkeisdamas jų paskirtį. Integruoja, nenaikina. Visą tai primenu dabar ne dėl to, kad mes čia pasikartotume biblinės mitologijos pamoką apie kosmogoniją, tai yra apie pasaulio kilmę, bet tam, kad pamatytume, kokia žinia apie Dievo žodį mums yra įspausta pirmajame Biblijos puslapyje. Tai žinia apie tai, kad Dievo žodis nebijo chaoso būklių, kad Dievo žodis nieko nenaikina. Jis turi galią perkeisti negatyvius elementus ir juos integruoti į tikrovę. Dievo žodžio veikimas čia, sakyčiau, yra perdėm tikroviškas. Taigi, nenaikina, integruoja, perkeičia. Šioje vietoje galime kiekvienas klausti savęs, kur aš padedu negatyves savo gyvenimo patirtis, kur padedu mane kelyje ištinkančias tamsybės, nevaldomus vandenynus, visą chaosą manyje ir aplink mane, kuris irgi yra neatsiejama kiekvieno mūsų gyvenimo dalis. Net jei tas gyvenimas būtų ir labai krikščioniškas. Mūsų gyvenimo istorijos daugiau ar mažiau yra paliestos negatyvių patirčių arba chaoso būklių, kurios nuo mūsų nepriklauso. Tai pavyzdžiui, mūsų ištinkančios įvairios sunkios ar trauminės patirtys. Ar įsileidžiu į šias chaoso būklės Dievo žodį? Ar nebijau akistato su juo, kaip tik tokiose būklėse? Su Dievo žodžiu turinčių galę apvaldyti visokias tamsumas. O jei taip, tai ir atverti perspektyvą. Ne abstrakčią, ne tuščią erdvę, ne horizontą, kuris nepasiekiamas, o santykio perspektyvą. Dievo žodis kuria santykį. Dievo žodis kuria anti-chaosą. Santykis yra kūrimas. Santykis yra priešnuodis chaosui. Galime įsitverti į Dievo žodį, nelygų į santykio perspektyvą. Antras stabtelėjimas. Pranašas Jeremijas. Apie Dievo žodį, mūsų nepakankamumą ir naują pradžią. Pranašas Jeremijas irgi kalba apie negatyvų žmogaus gyvenimo krūvį. Apie tai jis kalba netgi labai daug. Tik sakyčiau, su juo, su pranašu Jeremiju, konkrečiau į visą negatyvumą galime žvelgti kaip į tai, kas nuo mūsų priklauso. Tai mūsų mąstymas ir veiksmas. Mūsų vidiniai nuosprendžiai ir pasirinkimai. Mūsų gyvenimo ir mūsų istorijos dramatiškumas. Žmogaus mąstymas ir veiksmas gali byloti apie sunkų nepakankamumą. Jo santykyje su didžiuoju kitu, kurį vadiname Dievu,
ir su kiekvienu kitu, taip pat ir su savimi. Toks nepakankamumas ardo pamatinius mūsų gyvenimo saitus, santykių saitus, be kurių žmogus kaip asmuo negali išbūti. Šiandien sakoma, kaip noriu, taip mąstau, esu laisvas arba laisva. Biblija išties yra labai jautri žmogaus laisvei. Biblijos Dievas į asmens laisvę nesikėsina niekuomet. Žmogaus mąstymas neišvengiamai veda į veiksmą. O veiksmo objektyvas tai yra tikslas, į kurį nukreiptas kiekvienas mūsų veiksmas, visuomet yra kitas asmuo. Mūsų mąstymas, veiksmas, kartais kitą asmenį gali skaudžiai žeisti. Visi tai esame patyrę savo kailiu. Netgi brutaliu pavidalu kėsintis į jo teritoriją, nepaisant jo kaip asmens ribų dėsnio. Nei vienas Biblijos pranašas nesitaiksto su tokiu kreivu mąstymu. Kreivas mąstymas joks kelias, jokia perspektyva. Jeremijas gyveno laikais, kai kreivo mąstymo jo aplinkoje buvo apstu. Tad neatsitiktinai jo kaip pranašo pašaukimo pasakojime girdime tokius žodžius: išrauti, nugriauti, sunaikinti, nuversti ir tik paskui atsodinti, atstatyti. Taip kalba Viešpats. Štai aš dedu savo žodžius į tavo lūpas, įsidėmėk, kad išrautum ir nugriautum, sunaikintum ir nuverstum, atstatytum ir atsodintum. Per Jeremiją jo epochos žmogų pasiekęs Dievo žodis buvo išties radikalus. Žodis apie išrovimą ir atsodinimą. Viskas dėl kreivo mąstymo. Tačiau kas konkrečiai turima mintyje? Jeremijo epochą galime apibūdinti taip. Tarptautinėje politikoje itin neramus, permainingi laikai. Krašto viduje suirutė, kur tik be pažvelgsi. Išplitusi stabmeldystė, kurią laimina ir skatina valdantieji. Karaliai, kunigai, teisėjai, apsimetėliai pranašai, visi nagus riečia į save, atmeta savo dievą, užtat kelia klupščiauja prieš svetimųjų dievukus. Socialinis neteisingumas yra tapęs norma, niekas dėl to nesuka galvos, nebent koks pranašas, toks kaip Jeremijas. Sandoriniai ryšiai sutrūkinėja vertikaliai ir horizontaliai, visa tauta pametusi savo tapatybės orientyrus. Savo tapatybės orientyrus. Kas esu? Situacija anuomet buvo tokia. Nebežinau, kas esu, tačiau galiu būti ramus. Ir štai, tokioje košėje pasigirsta Jeremijas su žodžiu iš Dievo. Tai, kas visus, nuo karaliaus iki vargšo, piktino šio pranašo žodžiuose, buvo Jeruzalės ir jo šventyklos sugriovimo skelbimas. Piktino, nes tai stipriai drebino pirmiausia patį jų mąstymą. Kirto per tą visiems patogią situaciją. Nebežinau, kas esu, tačiau galiu būti ramus. Kodėl kirto? Jeruzalės ir jo šventyklos neliečiamumas Biblijos tautos sąmonėje buvo išties nepajudinamas reikalas, dogmų dogma. Visi žinojo, Jahvės artumas savo tautai yra čia. Šventykla buvo pažado žemės deguonis, todėl jo sugriovimas reikštų, jog ne tik ją, bet ir pažado žemę apleidžia Viešpaties šlovė. O to nutikti negali. Niekaip. Čia toks mąstymas. Nes juk apie tai yra didieji Dievo pažadai.
Visa mūsų praeities istorija. Trumpai tariant, kuomet Jeremijas sako, bus visa tai sugriauta, jis kėsinasi į biblinio Izraelio dogmatiką. Žiauriai kėsinasi. Tokia nuomet buvo neva saugis teisumo schema. Gyvenimas, visi ryšiai, santykiai, stabmeldystės, sociumo reikalai. Tegul teka savo, dėl visko galim būti ramūs, esame nepajudinami. Juolab, kad tautos atmintyje šventyklos neliečiamumas dar visai neseniai buvo patvirtintas ir vieno istorinio įvykio. Tai yra, tuo metu buvo tokie imperialistai Asirai ir toks jų karalius Sanheribas. Tai štai, šis Sanheribas su savo armija buvo faktiškai jau viską aplinkui apžiojęs, užkariavęs daugybę žemių, ne tik biblinio Izraelio teritoriją, išskyrus Jeruzalės kąsnelį. Kuomet šitas Sanheribas su savo armija priartėjo prie Jeruzalės, staiga jis įsakė savo armijai nuo Jeruzalės atsitraukti. Senojo biblinio Izraelio istorikai ir aplinkinių tautų istorikai šiandien niekaip negali paaiškinti šio fakto, kodėl taip nutiko. Bet Biblijoje šis įvykis aiškinamas vienareikšmiškai. Viešpats apgynė Jeruzalę dėl savęs ir dėl savo tarno Dovydo. Tai štai, kuomet Jeremijas tokiame kontekste, kai tautos mąstymas yra toks, sako, tai bus sugriauta, jo skelbimas tuo metu reiškia jo kaip pranašo fiasko, žlugimą. Negali būti, visi galvojo, sakė, negali būti, kad jis kalba Dievo vardu. Ir mes iš tikrųjų žinome iš Jeremijo knygos, kiek šis pranašas kentėjo, skelbdamas tiesą. Taigi negali būti, kad jis kalba Dievo vardu, nes visų supratimu Jahvė jau buvo garantavęs Jeruzalės nepažeidžiamumą savo pažadais ir Jeruzalės apgynimu. Kokia išvada? Jeremijas netikras pranašas. Ir mes žinome, kas įvyko iš biblinės istorijos. Jeruzalė ir šventykla išties netrukus buvo sugriauta, nes asirų, babiloniečių, kitų imperialistų ir prasidėjo ilgai trukusi ir sukrečianti Babilonijos tremtis. Tačiau, nusiraminkite, čia nesikartosime biblinės istorijos pamokų. Bet leiskite klausti, o kaip su mūsų mąstymu? Galbūt ir mes kartais saugiai sėdim ant įsivaizduojamų savo teisumo kortų. Kaip anuomet ant tokių teisumo kortų savo susikonstruotų sėdėjo Jeruzalės gyventojai. Galbūt ir mes kartais sėdim ant susikurto saugaus savo religingumo, pro pirštus praleisdami esminius dalykus, kaip pavyzdžiui, visus mus saistančius santykių saitus. Galbūt mūsų mąstyme irgi nėra vietos net abejoniai savo teisumu. Galbūt esame užtikrinti viskuo taip, kad net nepastebime, kaip sutrūkinėja mūsų santykiai vieno su kitu ir su didžiuoju kitu. O juk Dievo žodis kaip tik apie tai, apie santykius. Galbūt ir mums reikia kažką išrauti iš savo mąstymo, kad tiesių stuburų stovėtume akistatoje su Dievu ir su kiekvienu kitu. Šeimoje, darbovietėje, bendruomenėje, bažnyčioje ir taip toliau. Kad būtų atsodintas
Dievo vaiko pagal Dievo žodį orumas. Išrauti, kad būtų atsodintas Dievo vaiko pagal Dievo žodį orumas. Esminė Jeremijos skelbimo žinia išties anuomet nebuvo žinia apie sunaikinimą, o žinia apie naujos pradžios galimybę. Bet tik tuo met, kai išraunami blogi dalykai. Biblijos Dievas visuomet yra naujos pradžios Dievas, o Jeremijas, kaip anuomet, taip ir šiandien, kiekvieno klausia, ar išdrįsi pasižiūrėti į veidrodį. Tuo kritišku žvilgsniu į savo mąstymą, veiksmą. Net jei ir esi labai užtikrintas ar užtikrintas savimi, saugiu savo religingumu. Ar išdrįsi? Nes Dievo žodis yra amžinas naujumas, gydantis kiekvieno mūsų nepakankamumą. Trečias stabtelėjimas. Pranašas Izaijas. Apie Dievo žodį, kelią, molį ir viltį. Antanas Rubšys, vienas iškiliausių 20 amžiaus Lietuvos biblistų, apie žmogų yra pasakęs itin bibliškai. Kiekvienas žmogus turi savo Egiptą, savo dykumą ir savo pažado žemę. Tikrai taip. Egiptas yra teritorija, iš kurios išeinama. Dykuma – teritorija, kurią pereiname. Pažado žemė – vilties teritorija, į kurios link veržiamasi. Taigi, simboliškai, kiekvienas savo žmogiškos ir tikėjimo brandos kelyje turime šias teritorijas. Kiekvieno mūsų išeiti, pereiti ir įeiti laikai, dažnis, dinamika yra skirtingi, kiekvieno kitokie. Kiekvieno kelias, stebuklas ir paslaptis. Pažvelkime dabar vienas į kitą. Galim pažvelgti. Taip. Ką mes vienas apie kitą žinome? Informacija išties sąlyginai nesvarbu. Betgi ką mes esminio vienas apie kitą žinome? Svarbu viena, nes esmė čia. Kiekvienas esame kelio, judesio žmogus. O dėsningas mūsų brandos kelio judesys visuomet reiškiasi kaip iš, per ir į. Išėjimas iš Egiptų savo, perėjimas savo dykumų, atėjimas į savo vilties teritorijas. Tai yra esminis dalykas, kurį turime matyti vienas kito akyse. Galiausiai tai mus visus sieja ir surenka į vieną kelią. Kelio vaizdinys buvo labai brangus ir pranašui Izaijui. Taigi, kaip toji išeiti, pereiti ir įeiti dinamika aprašoma Izaijo knygoje. Ką ypatingo šis pranašas įžvelgia apie tai, kas vyksta kelyje? Kokia čia, šiame kelyje, vyksta akistata su Dievo žodžiu? Izaijo knygoje išties sutelktas ne vieno, o 3, o galbūt ir netgi dar daugiau pranašų skelbimas. Nuo 8 amžiaus iki 3 amžiaus prieš Kristų. Ši knyga formavosi labai ilgai, ne vieną šimtmetį. Bet štai, vienas šių Izaijų,
kurio vardo išties nežinome, buvo Babilonijos tremties ir jos pabaigos žmogus. Taigi, išgyvenęs ir sunkų praradimo skausmą ir šiame skausme subrendusios naujos pradžios viltį. Skausmas ir viltis. Kuomet baigėsi tremtis ir atsivėrė kelias namo, šiam pranašui reikėjo įdėti nemažai pastangų, kad įtikinėtų savo tautiečius krautis mantą ir eiti namo, atkurti gyvenimą Jude ir atstatyti šventyklą. Kodėl reikėjo įtikinėti? Todėl, kad Babilonijoje visi jie gyveno ganėtinai gerai, o Judas tuo metu buvo visiškai nualintas. Taigi, ko grįžti? Laimei, šis pranašas buvo dar ir didis poetas, sugebėjęs išgauti įtaigius siurrealistinius vaizdinius apie per dykumą tiesiamus kelius, apie dykumos perkeitimą į derlingą žemę, sužydėjimą, suvešėjimą tenai visokių augalų ir taip toliau. Taip jis drąsino saviškius, eikite, pereikite iš vienos situacijos į kitą, iš tremties į laisvę, kiekvienas iš savo Egipto į naują teritoriją. O bibliškai toji teritorija iš esmės visuomet reiškia santykį su didžiuoju kitu ir kiekvienu kitu. Ne tik su didžiuoju kitu, bet su kiekvienu kitu, kuris yra priešais mūsų akis, kitas asmuo. Taigi eikite, judinkitės. Koks argumentas? Nes pirma jūsų jau išėjo Dievo žodis. Ir ta žodis yra apie didelę viltį. Mes gerai pažįstame šio pranašo invokaciją. Rasokite dangus. Pažįstame. Tai jo reginys apie dangaus rasojimą. Kaip jau sakiau, šis pranašas kartu su savo tauta patiria tremties pabaigą. Jis tame mato Dievo paguodą istorijos dulkėse. Ne šiaip paguodą, bet paguodą istorijos dulkėse. Išsiveržimas į laisvę daugeliui tuo metu numalšino Jeruzalės ilgesį. Daugiau nebereikės verkti prie Babilono upių ant tuopų šakų, pakabinus savo arfas. Nušluostė ašaras, skausmo, nevilties ir panašiai. Ir štai šios paguodos istorijos dulkėse patirtį šis pranašas aprašo įspūdingais vaizdiniais. Išgelbėtojų džiaugsmą lydi visos kūrinijos sukrėtimas, supurtimas, tarytum būtų judinama visa, kas sukurta. Taip skaitome Izaijo knygoje. Dangus, džiaukitės, valiuokite žemės gelmės, kalnai šokite giedodami, drauge su miškais ir visais jų medžiais. Matot, visa kūrinyje įtraukiama. Arba dar, dangus, džiūgaukite, iš džiaugsmo šokinėk žemę, tegul plyšta kalnai iš džiaugsmo giesmės, nes Viešpats paguodė savo tautą, pasigailėjo savo varguolių. Ir dar daug tokių vietų. Izaijas regis nori sakyti, jog Dievo išgelbėjimas siekia visos kūrinijos erdvių. Laikų pabaigoje naujai kuriamos Jeruzalės vizija Izaijo knygoje nupiešta kaip naujo dangaus ir naujos žemės kūrimas. Žinia tokia, kad Jeruzalėje sutelktas išgelbėjimas kažkaip palies visą kūrinyje. Ir šį išgelbėjimą pranašas mato kaip ypatingos sąveikos tarp anapus ir šiapus pasireiškimą. Kaip ypatingos sąveikos tarp transcendencijos ir imanencijos pasireiškimą, sąveiką tarp anapus ir šiapus.
Jis be viso ko, būdamas dar ir didis poetas, sukuria įstabes metaforas ir apie šį anapus bei šiapus susitikimą prakalba itin įtaigiai. Anapus ir šiapus. Susitikimas. Taip. Rasokite dangus iš aukštybių ir debesys išlykite teisumą. Žemė te prasiveria, te dygsta išganimas. Jaučiate? Tai, kas iš dangaus, vaizdinys nupiešiamas toks. Tai, kas iš dangaus, siekia žemės. Taip? Tai, kas yra anapus pagal tą antikinę kosmologiją visą. Tai, kas yra anapus dangaus skliauto. Dangaus skliautas turi prasiverti. Ir sako, dangus te prasiveria, rasokite dangus ir pasiekite žemę. Žemė te prasiveria. Taigi sąveika tarp anapus ir šiapus. Arba dar viena labai graži vieta ir ypatingai svarbi bibliniai Dievo žodžio teologijai Izaijo knygoje. Nes kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus ir negrįžta atgalios, kol nepalaisto žemės, kad dygtų ir želtų joje augalai, kad neštų sėklą sėjėjui ir duoną alkanam, taip ir žodis išeinantis iš mano burnos. Jisai nesugrįž pas mane bergždžias, bet įvykdys, ko trokštų ir atliks, ko siųstas. Tarp žemės ir dangaus vyksta kažkas ypatingo. Šis tarp tai ne geografiniai pusiaukeliai, bet dangaus, Dievo transcendencijos įsiveržimas į šiapus tikrovę, į molio tikrovę. Dievo žodžio įsiveržimas į molio tikrovę, kad molis, molinis, trapus, dužlus žmogus taptų vaisinga dirva ir turėtų ateitį. Ne šiaip kokios nors gražios idėjos, paguodžiančios idėjos arba mūsų savivertę itin sutvirtinančios idėjos įsiveržimas į šiapus tikrovę, bet Dievo transcendencijos, taigi dieviškos kokybės įsiveržimas į šiapus tikrovę. Kad molis, tai yra molinis, trapus, dužlus žmogus, su visu savo istorijos sunkumu taptų vaisinga dirva ir turėtų ateitį. Tokia galinga Izaijo ateities vizija mums išsipildė Jėzuje, žmogumi tapusiame Dievo sūnuje ir taip sutelkusiame savyje naujo dangaus ir naujos žemės viltį. Naujos visako pradžios galimybę, viltį mums ir apie mus. Lemtingas Dievo transcendencijos įsiveržimas į šiapus. Argi nenuostabus šis Jėzaus įvykio iš anksto numatymas Izaijo akimis? Argi nenuostabi šio pranašo apdainuota Dievo žodžio galia kurti? Šis vis dar tebevykstantis Dievo kūrimas šiandien apima visą mūsų tikrovę, mūsų trapumą, mūsų svajones, siekius, visus mūsų aš ir tu susitikimus. Taigi, ar esame išėję? Ar drįstame vis iš naujo išeiti? Kiekvienas iš savo Egiptų, iš visokių savo nelaisvių žemių, paskui Dievo žodį. Ir pabaigai. Noriu pacituoti iš popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo laiško dėl Dievo žodžio sekmadienio įvedimo. Mažą gabaliuką. Cituoju. Šventojo rašto pranašiškasis veikimas pirmiausia reiškiasi jo klausančiojo atžvilgiu,
Taigi kiekvieno mūsų atžvilgių. Jis sukelia saldybę ir kartumą. Saldybę ir kartumą. Čia prisimintini pranašo Ezekielio žodžiai. Viešpaties pakviestas suvalgyti knygos ritinį, jis pripažįsta. Mano burnoje jis tapo saldus, tarytum medus. Taip pat evangelistas Jonas Patmo saloje išgyvena tą pačią knygos valgymo patirtį kaip Ezekielis. Tačiau dar priduria, ji buvo mano burnoje saldi, tarytum medus. Bet kai prarijau, mano viduriuose ji apkarto. Dievo žodžio saldumas ragina mus dalytis juo su žmonėmis, kuriuos sutinkame savo gyvenime, kad taip išreikštume jame glūdinčios vilties tikrumą. Kartumas dažnai patiriamas suvokiant, kad mums sunku nuosekliai gyventi Dievo žodžiu. Taip pat konkrečiai išgyvenant jo atmetimą, kai nepasitikima, kad jis gali suteikti prasmę gyvenimui. Todėl būtina niekuomet neapsiprasti su Dievo žodžiu, bet juo maitintis, kad vis labiau atskleistume ir intensyviau išgyventume ryšį su Dievu ir broliais. Citatos pabaiga. Kartumas ir saldumas. Dievo žodžių. Ar kartus, ar saldus, bet Dievo žodis visuomet yra mūsų tapatybės pagrindas. Tai dar kartą sveikinu jūs visus su Dievo žodžio sekmadieniu.